Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną gaminsime buržuiką. Tai va, turim visokių metalų, turim vamzdžių kaminui, turim lakštų, turim bačką, armatūros, juostų, gal aišku dar kažko reikės, bet esmė tokia, kad iš viso šito bandysim surasti buržuiką, kad būtų pakankamai efektyvų, šilta. Tai turbūt nieko dabar nelauksim per daug, čiupsim turbinkę ir pradėsim pjaustyti. Aina savo sveria 8-5 kilai. Dabar vat svarbiausia misija yra atsipjauti lygiai abu du galus, nes šiaip norėčiau užsidėti čia po zvaną, tiek ant viršaus, tiek ant apačios. Ant apačios vien dėl to, kad šiek tiek pasikeltų nuo žemės, būtų ir vietoj kojų, ir plus, kad durelės automatiškai aukščiau gautųsi, būtų patogiau. O viršui uždėti vien dėl kaitros ir dėl to, kad trumpesnio kamino reikėtų. Tai pirminis planas buvo statyti čia garažį į kampą, bet pagalvojus, kad kaminą vis tiek reikės daryti ilgą virš kraigo pagal taisyklės, tai gal netgi labiau apsimoka dėti vidurį, kadangi norėsis vėliau, kad būtų šilta ir kitoj patalpoj, čia jau kai aplinkui viskas susitvarkys. Tai žodžiu, dėl šito dar spręsim, bet šiandienos misija turbūt bus pasidaryti patį pečių. Aišku, ilgainiui jis irgi gal pasitobulins, nes turim suvirinimo aparatą, tai prisigalvosim visokių nesąmonių, ten gal ventiliatorių kokį uždėsim, gal dar kažkokį gyvatuką, nežinau, dar kol kas neįsivaizduoju, bet dabar tiesiog yra darbo su daug pjaustimo, gamint durelės visokias grotelės ir panašiai, tai jaučiu, kad nieko nelaukiam ir darom. Gal aфиgenai lygiai nesigaus, bet tikrai lygiau negu yra. Tapetuojam buržuiką. Gražu. Gerai, dabar reikia kažkokio gero markerio. Gerų aišku nėra, kad ant surūdijusio metalo pieštų. Kol kas gerai. Išmetimo angaliai nauji ant polo. 2 štukos laikų dedam ant polo tokius angalius. Ne, jokauju, nereikia. Tai čia taip saugiai nevaikščiok, čia gali nuvirsti. Ant kojas užkris viskas biuletenis. Žemiau reikia dėti biškį. O, seniai iškart reikėjo imti raudoną. Šiaip tai oras, kaip matot, jau šalta, sninga. Norisi ir šilčiau garaže gyventi. Tai va kažką ir bandom išburt. Gal apsaugą užsidėti, kaip manai? Ne? Nes čia kaip tokį, tai tuoj užsidėsim apsaugą. Kaip žmonės dirbsim. Jau. Dabar dėsim kažkokį diskelį didesnį. Prisipirkom visokio šūdo, dujų į mersą. Šepetį šiandien varysim, diskelių, dar vyrių. Ką dabar jaučiu, bandysim kokį storesnį gal, nežinau, kiek čia kokių 2 gal milimetrų. Jo, paimsim 2, pabandysim pjautą storą metalą. Steel T-Cam1. Nežinau, kas tas yra, bet gerai bus. Max 13300 RPM. Wow! Nesąmonė! Ar čia tas diskelis gaidys toks yra? Va tai va pjauna. Kiek čia įsipjovė tau? Daug. Ne, reikia bandyti kitą dėti, jisai kažkoks žiauriai. Čia vos nešlifavimai, gal rimtai per storas. Gal visgi plonesnį reikia imti, kad taip nešokinėtų. Nežinau, nesupjovęs tokio storo metalų. Kiek čia yra jisai? 1,6. Žiūrim su 1,6. Prieš tai koks tai buvo? 2, man atrodo. Nesąmonė kažkokia.
Aš nesuprantu. Na, jisai taip šokinėja. Ar jisai čia taip stipriai dyla? Matos, kad visas gumbais kažkokiais išėjęs. Jisai skilinėja vapšė čia. Kažkokie lievi, tie diskeliai čia blemba. Pala, aš turiu vieną tikrai gerą. Šitas labai plonas, 1 milimetrą. Bet... Kas čia yra? Aha. Stainless steel čia yra. Čia Makita. Makita, jo, čia jau turi būti geras. Nu kiek čia yra 7 milimetrai, man atrodo. Nu aišku, daug. Bet tai būna kartais, tai armatūra storiausia pjauni nieko, pjauni prapjauni. Čia taip visas diskelis nusibalnuoja, tiesiog čia žiauriai gal kieto metalo yra arba... Vat gali būti dar dalykas, čia yra užsigrūdinę žiauriai. Nes kai tik čia pjovė su rezaku šitoj vietoj, žiauriai perkaitina tą metalą, jisai čia turėjo užsigrūdinti, labai kietas dabar būtų. Gal anoj pusėje lengviau pjausis. Gal reikėjo biškį toliau dėti, būtų buvę lengviau atpjauti. Nu bet dabar aš tikrai nenoriu atpjauti daug. Bet čia irgi toks faktorius dar neaišku. Man dega kelnių. Bet čia karšta jau biškį. Eina. Kol brolis pjauna, pabandysiu atrasti skardų. Kaip jas tai dabar parsineš čia su viena ranka. Tai kažkaip nepala ant žemės. Ne, čia reiks pjauti. Čia su tokiu į kaktą, kai prasileistum. Ne, čia net mūšis. Ramba, koks kvapas. Kaip drifte. Dar nepasakiau, kad baigiau pjauti vieną pusę. Tai va, vargais negalais nusipjoviau. Pasimatavom, jo iš tikrųjų 7 milimetrai. Toks va šmotas atsipjovė mažiukas. Tai dabar liko ana pusė. Čia gal reikės biškį dar prasilyginti, bet čia nesmė. Diskelis žiauriai dyla ir naudojau tą makytinį diskelį, jisai normaliai pjauna. Su tuo kažkokiu ten papigiai, tai net nežinau, šokinėja ir viskas ta turbinki. Tai reiks dar žiūrėti, ar aš čia užteksiu tų diskelių, nes čia pjaustimo tai bus normaliai. Aišku, prie tos bačkos gal netiek daug. Reikės tik aną galą nusipjauti ir po to pasidaryti durelės. Po to jau bus visokie armatūros, kampainiai, šudainiai čia ir taip toliau. Tai žiūrėsim dabar po biškį, aš pjausiu tą antrą pusę. Operatorius gal bandys padangas nusipjaustyti, nusimontuoti, nes pagal mane tie zvanai turėtų lygiai užsidėti ant šito. Šiaip gal reiktų netgi prisimest, pasižiūrėti. Va, kaip tik. Oi! Matis, kad čia lygiai užsideda beveik. Tokią kantelę kaip tik užvirint. Žiauriai gerai būtų. Vieną dėti į apačią iš karto. Tam, kad pasikeltų nuo žemės, kaip sakiau. O po to žėsim ant viršaus, galėsim ir daugiau prikrauti. Nebent aš ten sugalvosiu dar kažkokiu vamzdžiu vyrint, bet čia jau vėliau viskas. Trumpas pranešimas. Norim atsidėkoti savo sekėjam ir padovanoti visą Red Bull'o dėžę. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai tik pasiekti mūsų Instagram'e, o kai mes pabaigsim buržuiką, išrinksim vieną nugalėtoją ir padovanosim.
Pagaliau atsipjovėm tos galus vamzdžio. Žiauriai ilgai užtruko. Yra reikalų čia tą metalą perpjaut tokį. Prisipirkom visokių lievų diskelių, tai dabar neturim ir su kuo pjaut. Bet šiandien planų daug labai ir nėra. Svarbiausia dabar nusipjovė tie galai. Dabar pasistatysim šitą vamzdį ant skardos. Brolis va numontavo padangas. Pasistatysim ant skardos, kaip ir sakiau, kad pakiltų biškį viršų. Tada pasižiūrėsim, kurioje vietoje bus dugnas. Dugną pjausim iš to lakšto. Reikės irgi atsimatuot. Tada susižiūrėsim, kur dugnas ir kurioje vietoje bus durelės. Iškart susimatuosim viską ir tada tikriausiai pjausim durelės. Išsipjovę durelės galėsim darytis dugną ir tada prieš tai darysim grotelės, nes vėliau nelabai beis prieit, nu nebent iš viršaus, bet kadangi vamzdis ilgas, tai vis tiek patogiau būtų iš apačios pasidaryti. Va, nedirbkit be respiratoriaus. Va, labai puikiai atrodo. Šiaip gerai, stabiliai dabar kad. Nereik nei virint. Bet virinsim vis tiek. Kažkoks vaizdelis jau yra. Dabar palauždedam antrą skardą. Šits prot. Ai ne, beveik. Beveik gerai. Nu vo, toks ir katiliukas, eik, čia labai fainiai. Visai aukštas. Man iki kaklo. Šiaip gal dar vėliau skardų uždėsim. Aš nežinau, iš vis kaip viršų darysiu. Čia biški problematiška, nes kad gerai oras praeitų, čia reiktų išsipjauti visą tą skardą. Jeigu dėt dar daugiau skardų, jeigu ne, tai tada skylės užsivirni, čia padarai kaminą ir viskas. Čia kaminiuką galim irgi pridėti, pažiūrėti. Čia bus kaminas. Bliamba, kiek sveria. O, kažkas tokio. Labai gražiai čia bus. Kaip dabar neužsimušti? Bazuka! Pasikursim, bus šilta, gera, malonu. Nice. Dar darbo daug yra, bet jau kažkoks vaizdas bendras matosi. Tarkim, ne? Aš sakyčiau, kad reiktų va čia dėti, kur mano pirštas. Kad čia prasidėtų durelių kampas. Ta prasme, su užlaida jau. Čia reiktų kokius bent 4 comus nuo dugno atsimesti. Nes dugnas, nusakykim čia, durelio apačia, atsibraižom ir tada pažiūrėsim jau toliau kitos iš karto durelės, kurioje vietoje bus. O viršutinės durelės, manau, dėsim biški aukščiau negu visos kitos, kad būtų galima tiesiog taip malkų primest ir degs jos. Apačioj bus pakūrimo grotelės, durelės, atsiprašau. Ir pačioje jau pelenams. Tai reikia maždaug susibraižyti, kaip čia atrodys. Biški nusišveisiu. Kad galėčiau braižyti normaliai, o ne ant to supersto metalo. Va. Dabar galėsim braižyti. Metras. Čia darom taip, ne? Čia taip. Čia 2 užsileidžia. Tada reikia padaryti tarpą. Tai čia, sakykim, 14. Ir čia dar užsileis, ne? Tiek va. Tai va. Ir dabar reikia sugalvoti, kokio pločio bus. Nu, o pakūrimą darysim dar per gerą sprindį. Jo, neskaityk, iki čia kris malkos kažkur. Tai čia galėsim nuo čia kažkur daryti kitas durėlis. Tokios aukštas. O čia paliksim tarpą,
kad jeigu aš sugalvosiu, galėsiu vamzdžių prikaišyti vidų. Nu va, tokios durelės pirmos. Iš karto antras nusibraižau, gal netgi ir trečias iš karto nusibraižys. Kad po to nereikėtų čia vartyti, tiesiog pjaut. Nebus baisu, čia kad ir bus biški sukrypę, nu tai čia nesiekiam kažkokio grožio baisaus. Čia palai, va čia iksiukas, čia iksiukas, čia iksiukas. Čia minusas. Ne, čia iksiukas. Čia kur iksiukas ten nebebus, bus skylė. Šiaip yra vienas būdas daryti durelės, bent jau mačiau, kad eina. Kad tipo nusipjauni, tarkim, šitą galą, visiškai kiaurai prasipjauni, tada prisivyrini vyrius iš karto ir tada pjauni likusius. Tu iš karto turi durelės. Bet manau, kad taip nepaeis, nes vis tiek reiks pasireguliuoti, pasižiūrėti, kaip čia tie vyriai darinės, kaip ką, biški prisikabint. Ir tada tik tai svirint pilnai, tai nemanau, kad šitaip darysim. Pirmą išsipjausim, turėsim kiaurymės. Kadangi turėsim kiaurymės, galėsim pasidaryti grotelės ir dugną. Nes galėsim patogiai prieiti ir iš vidaus, manau, aš apvirinsiu ir iš apačios, kad būtų tvirtai, 100 metų ten nieks neiškirs. O biški pasilyginau linijas, nes man bent jau atrodė kreivai. Nežinau, kaip čia išsipjaus, reikia vilktis bačką ten, kad laidas užtektų. Ir viskas, ir vėl zulint. Veikia stoperis. Nu viskas, pjaunu jaučiu. Eik, tu seni. Oi, palauk. Ai, turiu tą šūdą. Karočią. Tai va, šiandien su darbais taip. Nebeturim diskelių, bent jau normalių. Tai dabar reikės turbūt nusipirkti normalių diskelių. Ir pratęs darbus vėliau. Tai va, sekanti diena, žodžiu, papasakosiu, ką padariau iki to. Tai susipjoviau armatūras, pradėjau daryti grotelės, bet pritrūkau pačios armatūros, tai dabar dasipirkom ir dasimušim. Kitas esminis dalykas tai, kad išsipjoviau vietas durelėm. Buvo biški reikalų, nes kaip ir sakiau, skarda stora, bet gavos neblogai. Ir dar vienas dalykas, tai išsipjoviau dugną. O dabar šiandien mes bandysim prisivirint dugną, prisivirint grotelės ir galbūt pradėsim jau dėtis durelės. Tik abejoju, ar šiandien su laiku užteksim, nes jau yra vakaras. Tai žiūrėsim, visgi gal kelsis vėl į kitą dieną, bet dabar einam darbuotis ir žiūrėsim, kaip spėsim. Reikia šviesos, reikia markerio. Dar reikia sugalvoti, kaip tos grotelės stovės. Apskritai ant kojos laikysis. Gali būti, kad dėsiu tiesiog armatūrą va taip ir prilaikys tas grotelės. Nu, būtent visus šituos, kad jie tarpusavį būtų suvirinti. O pačiam pečiui, tai irgi galbūt armatūrą atsipjausiu, kelis gabaliukus tokius, į kampus įvirinsiu, į tos grotelės taip pasidės tiesiog. Viskas paprastai. Aš galvoju, kad grotelės reikia dėti biški žemiau negu šitos durelės, kadangi biški čia būtų toks bortelis ir laikytųsi. Nekristų lauk, žodžiu, malkos ir panašiai.
manau, kad dėsiu tiesiog šitai armatūrą ir iškrista pelenai vis tiek. Nu, aišku, čia bus iš apačios šitas reikalas. Taip va, tiesiog čirkšt. Vieną ir antrą, gal netgi taip skersai. Buvau sugalvojęs, kad juostą dėt. Susilenkti juostą aplinkui pagal šitą ratą ir tada privirint. Bet iš esmės daug darbo gražiai susilenkt. Ir kitas dalykas, padėt tas groteles ant kažkokios armatūros. Vėl bus nepatogu, nes bus išlindę tiesiog kompas. Nu, žodžiu, darysim kaip paprasčiau. Bet kokiu atveju čia viskas laikys. Tai dabar reikia turbūt dasimušt, pasivirint dar kelis va tokius. Na, aišku, čia nieks dar neprivirinta. Tiesiog susipjausiu, dasibaigsiu, nes šitas ratas yra nupjautas nuo galo. Tai kaip ir diametras tas pats. Man atrodo, reikia jungtis kempą ir bandyti kažką išgimdyti. Matai va, juostelėm metalo dulkės kaip nuo suvirinimo. Kažkoks magnetinis laukas gaunas. Nu va, grotelės kaip ir padarytos. Va taip atrodo. Nežinau, čia tie tarpai. Nei maži, nei dideli. Pažiūrėsim. Turėtų būti gerai, manau. Svarbu, kad iškristų pelenai, o tie pelenai tikrai iškris. Dabar reikia išsimušti. Va! Gražiai visai atrodo. Eiktų, nelenda. Lenda. Gerai ir. Reikia išsimatuoti šito storį. Čia bus 12. Nėra čia ką matuoti. 12 yra šita. Tai reiškia šitą man reikia prisivirinti 12 mm žemiau. Žemiau negu kad aš pasižymėjau. Nu, biški blogai, kad tai pasižymėjau. Bandau ir viskas, kas bus tas. Jaučiu, reikia iš karto dėtis. Ant to vieno dabar laikysis ir pagal tą vieną galėsiu atsigaudyti, kaip kitoj pusėje bus. Aišku, jos net neiškris, aš jaučiu, jas čia turėsiu įspraust gan stipriai. Reikia pabandyti. Kai skamba. Nu va, dabar prisidėt tuos ir prisivirinti. O ką, tik reiks dar pasilyginti biškį. Pasimatuot atstumus nuo dugno. Ir viskas, ir jos stovės tiesiai. Svarbu, kad jos dabar neiškristų. Viskas. Verčiam dabar vėl kaip buvo. Pasižiūrim, kaip gavosi. Pailsim. Ir tada matuosim dugną. Nu, va, jos yra pasidėjusios tiesiog. Nu, gal biškį aš norėjau bet nieko, pasisukinėsim. Turėtų eiti pasukti. Nes tipo, va, pasiemi kačiargą ir stumdai tai. Blikai garsiai. Žodžiu, grotelės yra vietoj. Visai neblogai atrodo. Pakankamai lygiai ir visai taip, kaip norėjau. Žiūriu ten, kur pažymėta dabar. Kai kur ir nukrypta biški. Ai, bet čia labai minimaliai. Nieko baisaus, tas kampas biški aukščiau.
bet funkcija atliks, kaip aš sakau, tas svarbiausia. Neblogai. Pasiemam dugną, kad ir koks jis vargšas yra. O, čia žiūriu net. Na, nesvarbu, prispausim vėliau. Kaip jisai čia telpa? Labai puikiai telpa. Kaip man dabar susireguliuoja taip mandriai? Aš noriu, kad būtų lygiai. Ką čia galvot? Porą taškų ir pasireguliuosiu. Reikia vyrinti ir viskas. Baisiai čia man rūpi tas levelis. Rimtai, magnetą reikia dėti. Jeigu dar kam įdomu, dėl ko aš dedu lygiai su šitą vietą, dėl to, nes kad būtų lengviau pelenus išsisemti. Tiesiog paimsiu su tą pačią kačargą, šliukšt ir viskas ir nebebus. Oi, taip neturėjo būti. Tragedija kažkokia. Man atrodo, čia reikia prisikabinti. Iš tos pusės, čia čakšt, iš karto gerą tokį snarglį, o po to jau pasireguliuosiu. Yra problema, kad nekimba biški. Reikėjo seniau nusivalyti, ne? Nenorėjau valyti seniau, nes buvau prisimatavęs, prisibraižęs ten, kai grotelės virnau. Ten prikibo, bet čia jau turi būti sandariai. Tai kažkaip reikia geriau, kad prikibtų. Nu va, susivirino dugnas. Dar iš tikrųjų pasižaidžiau su aparatu. Bandžiau virinti ne ant sinerginio. Bet, žodžiu, dar reikės čia pramokti su juo. Nesu tiek daug virinęs. Bet šiaip visai nieko gavos. Kažkaip keistai pliauškėjo. Bet prasivirino. Laikys, žodžiu, tas dugnas. Dabar esmė tokia. Šiandien gal dar ką pasidarysim. Tai užsikelsim šitą visą bliūdą ant skardos ir šiek tiek prisikabinsim išsilyginę. Šiandien va tiek darbo planavom, tiek ir pasidarysim. Taip ir dedam, jaučiu. Va. Bliumt. Nu va ir užkėliau. Kokius čia bėdos. Dabar gal reiktų pasilyginti kažkaip, bet čia grindis šiaip nelygias, net nežinau kaip. Kad nebūtų po to kaminas kaip nors. Nors kaminą jau dėsim. Irgi žiūrėsim, kad būtų lygiai. Kaip ir nėra labai svarbu, bet norėtus lygiai. Gulščiuką gal pridėti kokį. Tik ne ant viršaus, aišku. Viršus tai konkrečiai nelygus. Čia va turėtų būti šitaip. Tai ką, žinau, išsilyginčiau pagal gulščiuką, tai būtų neteisybė, nes grindys tai kreivos, biški yra nuolydis. Tai, man atrodo, čia nekreipsim labai dėmesio, žiūrėsim iš akies. Nu ką, žinau. Oi, čia labai gerai. Nu panašiai, ką, žinau. Ką aš čia tiek prilyginsiu, aš nestatibioras, tiesiog. Man duokit geriau slankmatį kokį, aš pamatuosiu. Biški prisikabino aš tą skardą ir šiandienos darbai baigti, nes jau vėlų yra. Jungiu vėl ant sinerginio, nes nelabai man gaunas ant manualo, kažkaip keistai traška. Reiks pasidomėti. Manau, šiandien viskas. Pasidarėm visai nemažai. Prisivyrinau, akyse žiba. Bet, kaip ir sakau, pasidarėm kiek planavom. Tai dabar reiks laukti kitos dienos vakaro. Jo, juokingai skamba kitos dienos vakaro. Ir darysim durelės. Nes su durelėm reikės biški pasiknist.
Reikės prisivyrinti vyrius, prisitaikyti, kad gerai darinėtųsi, pasidaryti apvadus tokius, kad užsidarytų sandariai. Žodžiu, darbų dar yra, bet šiandien jau pavargom ir užteks. Tai visi likę darbai keliasi į antrą dalį, tai dėl to nepamirškite užprenumeruoti mūsų kanalo ir nepraleiskite antros buržuikos dalies. O čia mes video ir užbaigsim. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko paspauskit like, taip pat pasiekite mūsų Instagram'e ir laimėkite Red Bull'o dėžę, o mes susitiksim kitose video.